Na ką, mama, esi pasiruošus paskaityti komentarus? Tikrai taip. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šalia manęs yra mano mama. Sveiki. Kaip jūs galvojate, kodėl aš ją pasikviečiau? Ogi todėl, mamukai, nes man vienam yra per sunku, per skaudu paskaityti tos komentarus, kur ten sako, aš lohas. Gerai, aš šiaip juokauju, labai yra faina visada ir šiaip smagu ir juokinga jos paskaityti. Ir ypatingai mes paskaitysim komentarus tuos, kur buvo parašyta apie realybę šou. Taip, aš buvau padaręs realybę šou, pirmąjį YouTube realybę šou. Ir aišku, žmonės sako, degradynas, viskas čia blogai. Ir taip toliau. Martynas rašo, jei LT projektai jau buvo pasiekę dugną, tai šitas visus barjerus perlaužė. Nieko baisaus man čia. Ai, čia tau nieko baisaus? Ne, jeigu LT projektai jau buvo pasiekę, tai o ko čia įsigąsti? Ai, tai jeigu jau ir šiaip Lietuvos projektai buvo pasiekę dugną. Tai va, ko čia įsigąsti? Tai aš vadinasi, dar... prastesnį šiaip. Ai, tai šiaip dugnas, taip bėda. Taip, jie dugne ar tu dugne. O kaip sako, dugne, kai esi vienintelis būdas tik į viršų. Nežinau kaip kitiems, bet visą epizodą buvo žiūrėta su WTF veidu. Nelabai konteksto, tiesiog Hebra sumetė į sodybą ir davė pagert. Apie Vilių iš vis nėra komentarų, tikėkime sekantį seriją paaiškins bent jau kas čia vyksta. Aš nežinau, galbūt man, kai aš žinau, kas vyksta ir taip toliau, tai aš žinau, kaip ten viskas buvo, tai gal man vienaip atrodė, gal kitaip, sunku pasakyti, bet kiek mes klausinėjom žmonių aplinkui, aišku, savo rato buvo irgi iš savo rato kritikos, bet tos gerosios kritikos. Ir čia, pavyzdžiui, aš nematau, kad čia blogas komentaras. Čia nėra blogas komentaras. Čia slaptasis agentas, greičiau slaptasis degradas. Ir žvengiukas, tai gerai, Tokio šūdo dar nesu matęs. Tegu nežiūri. Ko žiūrėti, nėra matęs. Tas variantas, kai ant tiek blogai, kad net truputį gerai. Laukim ainio. Tesinio. Aš perskaičiau, kad žmogus rašė, Bet vėl juokėsi, tai... Bet čia tai labai geras komentaras. Čia labai gerai. Tai kodėl net truputį gerai. Tai kodėl šitą išrinko? Čia labai geras, aš galvoju, čia bus labai blogi komentarai, heito komentarai. Labai blogai išimkit iš YouTube. Neišimsim. Šitą skauda. Tyčiai neimsim. Bet šitą skauda, mam. Bet tu nesiskaudai. Aš negaliu, žinau, dabar blogai reaguoti, nes man linksma. Tai faina, kad tam linksma, kai iš manęs tyčiojasi. Užkabino šitą nesąmonę. Čia labai gražus. Labai geras. Šitas tai labai geras. Labai geras. Man patinka šitas. Pagal kontekstą laidos pavadinimas būtų slaptasis latras. Bet gal čia ten po to pirmą kokią... Čia tikriausiai po pirmą buvo, jo. Bet kas? Žmonės šito norėjo, kad parodytų tikrai, kaip viskas vyksta. Ir labai keista, jeigu nėra to, tada visi komentuoja, ai, nuobodu nėra to. Jeigu yra tas, tada vėl blogai, nes vien tik tas. Aš buvau realybės šou. Ten mes, man atrodo, mėnesį ar virš buvom, žinai. Tai ten buvo mano ilgiausias iš viso, toks, nes ten kiekvieną dieną, mėnesį laiko mes realiai kokteiliavom. Aš nežinau, ko žmonės nori. Čia tas pats, kas ko moteris nori. Tragedija, o ne šou. Rozalinda, kaip taip? Kodėl tragedija? Kad negražiai parašė. Invalidai nešnekėti nemoka, 21 metas. Bet kaip pats nemoki? 21 metas, kaip taip saka? Tai nes per mūsų realybės šou vieno taip ir pasakė, gal ne to. Ai. Kaip suprasti? Ar aš ne viską mačiau? Gal tu ne viską matei, mam. Tu realiai pritarėjai. Nepykit. Antanas Lyčna? Lyčna. Antanas Lyčna pjankė padarė. Bet tu įsivaizduok, aš sugebėjau vis tiek padaryti savaitinę pjankę. Bet jeigu žmonės nuo tiek prisigeria, tai aš irgi nesuprantu. Tiek žmonių nuo tiek prisigeria, tai... Ir mes juk nedaug davėm ten. Ducho šou. Tai čia pats. Duchų šou, gerai. Tegu būna. Degradacija lietuviškai.
Nu, makaronis, tai makaronų ir nekabink. Pasakė mama va tokį. Bet aš realiai, jeigu iš širdies, aš niekaip nesuprantu, aplamai kodėl vadinti degradacija. Ten visi buvo normalūs žmonės. Ir pasiekę žmonės, ir išsilavinę žmonės. Nu gerai, atrodo, lyg tai nieks negeri, nieks vakarėlių nedaro, nieks nieka. Tu taip teisingai pasakei. Lyg pirmą kartą pamatė, va čia... Ručiai, visi ten tokie cacalelė, o rašo ir kaip tik, man atrodo, va šitie visokie makaroniai, jie didžiausi degradai. Nu, iš viso. Gal Antanai pasilik prie paprastų vlogų, tikrai geriau žiūrisi ir matosi, kad sugebi, o dabar tai neina žiūrėti. Arba vedėjus prisišauk padorius su normaliom idėjom, ne tavo sritis. Bet šiaip, jeigu paėmus, jeigu žmogus mokykloje būtų visko išmokintas, žinotų visur, ne, viską išbandęs, o kaip reikia gyvenime viską išmokti? Bandyt. Tas, kas banda, kas eina į priekį, tas kažką pasiekia. O tas, kad vien tik kritikas rašo, tai ir lieka kritiku. Nes yra žmonių kategorijos. Kas tokie kritikai, kurie taip ir lieka kritikais, mąstytojai, kurie tik mąsto ir nieko nedaro, ir darytojai, kurie banda ir pasiekia, ir jūs nežinot kada, ką jūs dar ir pamatysit. Va tokį. Nušlavė. Aš nebeturiu komentarų. Abe skaitom? Ai, taip, skaitom. Toks šlamštas, kad net nuostabu. Čia tipo praval turą kopijuot bando. Galvoju, kad pakvies televiziją rengti realybės šou? Bet dabar susinervinau. Jau. Dabar rimtai susinervinau šitą, kad tokią nesąmonę parašyti. Jeigu aš norėčiau telike rengti realybės šou, į dar žvengą numetė. Dar kartą įkelsi tokį šūdą. Pip. Nuo vaizdo. Sakyk. Pip. Neturiu aš komentarų. Aš irgi. Man jau vėl pikta daros. Nu, didesnio šūdo negalėjau sukurti. Kodėl tu kuri tokius šūdus? Nu, ačiū, mam. Malonu ir iš tavęs tai girdėti. Man liūdna dabar. O labai. Čia bl. Nu, nesakysiu. Nu, čia improvizacija rimtai. Nu, visas išgamas ir neandertalus surinko kaušk Antanas. Jeigu žmonės rašo tokius negražius žodžius, išgamas, nu, va tas neandertalus. Dabar ypatingai visa social media, žinai, yra ten, tarkim, tų žmonių, kur labai nepatenkinti gyvenimu, labai nelaimingi. Ir šiaip, bet kokiu atveju taip, dabar mums juokingai yra skaityti. Aš ir šiaip esu daug metų jau šitą iškentėjęs, man jau nebeveikia. Bet, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju žmonės, kurie nori pradėti kurti, labiausiai tikriausiai bijo dėl komentarų, dėl nuomonių ir taip toliau. Tai ir labai fainas yra ta frazė, kur visi tie komentarai nėra apie jūs. Jeigu žmogus rašo išgamą ir taip toliau, tai jūs įsivaizduokit, ant kiek jis toks yra. Ir tu negali pykt, jeigu jisai yra išgama ir rašo tokias dalykus, nu tai čia viskas apie jį yra. Čia ne apie jūs, ne apie mane ir taip toliau. Čia yra apie tą patį žmogų. Ir kitas dalykas, kiekvieną dieną, kai tu atsikeli, tu artėji prie savo mirties. Todėl ar tu tikrai galvoji, kad tu turėtum reaguoti visus tos komentarus ir save stabdyti nuo kūrybos, nuo savo svajonių? Tikrai ne. Tai linkiu, kad jūs niekada nekreiptumėt dėmesio į visokius tokius žmonės ir kurtumėt, darytumėt ir stengtumėtės. Nes gražių komentarų, žmonės, pažiūrėjau, gražu, faina, laimingi, jie pažiūri, viskas. Bet pikti žmonės būtinai norės įkasti. Boring. Negaiškit laiko ir nežiūrėkit jokio paaiškinimo, kas čia vyksta, viskas ištempta, nežinau, kas bandyta čia padaryti. Autizmas kažkoks dislike. Nu. Dislike tai dislike. Visą komentarą turėjau tiesiog užpypinti dabar. Blogiausia, ką esu matęs. Bet mes kažkur esam geriausi. Nes mes esam geriausi, ką jis blogiausiai yra matę. Ai, jo, nu, mes vis tiek šitoj kategorijoje esam pirmi. Nu, nes nėra. Nėra blogesnio tipo. Nu, pats tegai. Durnynas. Nu ką mes
pasakysiu. Nu gaila. Nebekelk. O ką jie žiūrės? Nu kur tu komentuosi? Nu. Vakciovas. Nu. Nu mes tam ir darom, kad tu turėtum ką veikti. Mes darom, kad tu galėtum pakomentuoti. Ačiū už tavo laiką. Ačiū. Žiūriu ir negaliu patikėti, kad žiūriu. Žiūriu ir negaliu patikėti, kad žiūriu. Ai. Kas čia per realybės šou, tipo sumetė visus į sodybą pagerti ir klip farmina. Nu ką padarysi? Ką padarysi? Nu kiek reikėkis? Nu. Fu. Fu. Šlikštynės. Nu, BLE perskaitysiu. Stengia žiūrėti, bet man smegenis skauda. Čia tik man taip? Taip. Nu, tikriausiai tau. Čia tik tau taip. Absoliučiai nieko nesupratau. Kas aš tau? Mokytojas, kad aiškinčiau. O po pirmo epizodo nuomonė nepagerėjo, o pablogėjo, tai tikrai šūdas, o ne realybės šou. Negaliu patikėti, kad žiūriu. Kas čia per šūdas? Degradacija next level. Dugnas čia, o ne realybės šou. Apgailėtina, ką dar sugalvosit. Jūs pamatysit jau tikriausiai rudenį. Gaidys čia paskutinis. Gaidys kazuna. Vėl gaidys. Vedėjai silpni, nuobodžiai šneka, neįtraukia, atrodo patiems nepatinka. Vedėjai tai kaip povai. Krūdakai į priekį ir važiuojam. Ką? Prie ko čia iš viso? Linas, svetima gėda. Aišku, ačiū Linai. Ne jums būt vedėjais, nu kas čia atsitiko? Ku prikiba, aš nesuprantu. Žiauriai. Šūdina serija. Nieko įdomaus, tik jabani alkoholikai. Aš tau siūlyčiau nueiti tikriausiai 3 klasės pamoką ir pasimokyti lietuvių kalbos šiek tiek. BBD, kas čia per Tragedija, o ne realybės šou. Nuniks IQ dropą žiūrint. Toli gražu čia iki realybės šou. Nežinau, ką ten Antanai tiek įsivaizdavai prieš paleisdamas, prieš ten kameras pirkdamas, kad bus wow, nu tikrai ne. Visus paskutinius realybės šou Lietuvoje žiūrėjęs, tai šitas prasčiausias už prasčiausią. Tai ko tu tikiesi iš to Antano? Jam bus 40 metų, jis vis dar food challenge darys, ar į burną dešrelės gaudys. Va. Ko tu žvengi? Čia nejuokinga. Bramba, šitas skaudus. Kodėl skaudus? Nu, pažiūrėk, kaip gražiai. Kai tu būsi net 40 metų, tu dar būsi toks kaip... Jaunatviškas. Aš tai įsivaizduoju, kad aš toliau darysiu visokius food challenge'us ir lifehackus. Bet tas, ko tu tikiesi iš to Antano? Čia labai gerai. Nu tai viskas. Aš jau nebenoriu, man žinok, skaityti. Gerai, viskas, aš juokauju, šiaip iš tikrųjų labai faina buvo paskaitytos komentarus ir juokinga, ypatingai su mama, tai ačiū tau, mama. Ir aišku, kad aš labai noriu padėkoti už visus gražius komentarus, už visą palaikymą, už kiekvieną kartą, kai įkeliu videką, palaikinat, pakomentuojat kažką gražaus ir kiekvienas tas laikas ar komentaras kiekvienam mums kūrėjui yra labai daug, nes tada mus stumėt į priekį, kad dar daugiau daryti. Tai iš tikrųjų labai esu dėkingas, labai ačiū ir nepamirškit pasubscribinti, jeigu dar nepasubscribinat, nepamirškit palaikinti šito video ir pakomentuot kažką tai gražaus komentaruose. Ir mes susimatysime jau greitai kitame video. Iki. Paplot?